Sveiki! Šiandien tęsime mūsų pokalbį apie šiuolaikinės filosofijos koncepcijas. Šiandien analizuosim antikonstruktyvizmo filosofijos koncepciją. Taigi, pagrindiniai principai. Pirmas. Antikonstruktyvizmo filosofija siekia analizuoti empirinius objektus, atsisakant jų racionalaus ir tikslaus pažinimo. Ta prasme, kad antikonstruktyvizmas sutinka, kad mes pilnai pažinti visko negalim ir todėl iki galo mes negalim racionaliai analizuoti ir suvokti tai, kas vyksta. Antras. Antikonstruktyvizmas supranta, kad jo sensorinė empirinio pažinimo sistema gali būti manipuliuojama pažinimo metu. Kitaip sakant, mūsų empiriniai duomenys, kuriuos mes gaunam per sensorius, gali būti manipuliuojami. Pavyzdžiui, iliuzijos, vienokios vaizdinės ar kitos. Trečias principas. Konstruojamas manipuliacijų pagalba pasaulio vaizdas nesuteikia būčiai aiškumo. Kitaip sakant, mes dėl to, kad sumanipuliuoti mūsų suvokimas, mūsų pažinimo procesas, sensoriai netiksliai atspindi tą pasaulį, mes negalim tiksliai vardinti, kokia yra būtis. Ketvirtas. Netikro pasaulio pažinimas apriboja mūsų galimybės veikti. Tačiau tai nėra priežastis neveikti. Kitaip sakant, mes visada rizikuojam. Neaišku, koks bus rezultatas, todėl kad pilno pažinimo nėra. Visada gali būti kažkoks nenumatytas faktorius, kažkokie, materialūs ar idėjiniai kažkokie, vadinkim, įtakojantis faktoriai, kurie gali pakeisti mūsų tiesiog efektyvumo veiksmų, todėl kad mes to nenumatėm. Penktas principas. Galimybė išvengti tikslingų manipuliacijų slypi naujų sensorių jungime pažinimo procesą. Kitaip sakant, kuo mūsų yra geresnės technologinės sistemos, daugiau įvairiausių sensorių, tuo mūsų pažinimas yra tikslesnis. Šeštas. Naujais sensoriais, techninėmis priemonėmis, kurių pagalba jie yra pasiekiami, galima manipuliuoti. Šį procesą gali kontroliuoti pats filosofas arba kas nors kitas. Kitaip sakant, tai netgi jeigu mes turim kažkokios, jūs įsivaizduokim, naujausias technologijas, jomis gali būti manipuliuojama, netikslingai surinkami duomenys. Septintas principas. Reguliuodamas naujų sensorių panaudojimą, filosofijos būtį gali pažinti skirtingais aspektais ir intensyvumu. Ką tai reiškia? Mes, kada labiau susikoncentruojame į kažkokį objektą arba reiškinį, mes dažniausiai geriau jį pažįstam, bet mes galim tiesiog praeiti paviršių ir neužfiksuoti tam tikrų skirtumų ir netgi į juos beveik nekreipti dėmesio. Viskas priklauso, ant kiek filosofas ar kitas žmogus bando pažinti tai. Sensorių savireguliacija, savidisciplina sumažina jų manipuliacijos galimybėmis. Ką turim omenyje? Jeigu mes labai tikslingai susikoncentruojam, nesiblaškom, išlaikom savidiscipliną, atliekant procedūras pažinimo, labai svarbu procedūros, algoritmai, protokolai ir kiti dalykai, tada yra daugiau šansų, kad tikrai tai yra daugiau galimybių, kad mumis nesumanipuliuos šitoje vietoje. Bet tai nereiškia, kad kažkas nebandys to padaryti. Kita koncepcija įjungia subjekto individualumo klausimų pripažinimo procesą. Tai nėra sąmoninga manipuliacija skirta sukurti pasaulio supratimą, konceptus, kaip ir antianalizė. Tai yra įsipareigojimas bandyti suprasti pasaulį kitaip. Čia labai svarbus dalykas. Mes kai kada sąmoningai bandom pasaulį suprasti kitaip. Nors sensorinės sistemos mums sako gal visiškai kitus dalykus. Duomenų surinkimas gali būti vienas, bet mes sąmoningai bandom jį suvokti kažkaip kitaip. Tai yra bandymas pažinti pasaulį skirtingai jį interpretuojant. Apie tai kalba direktyvaus skirtingo suvokimo gnosologinė koncepcija. Tai bendraukim, būkim, parašykit savo idėjas, savo mintis, pažiūrėsim. Gal geriau mes pažinsim pasaulį, bet ar būtinai visada reikia tiksliai pažinti? Galbūt kai kada yra svarbiau jo interpretacijos. Žinot, ta idėja, kad idėjos mus valdo, paradoksaliai skamba, ne? Idėjos mus valdo, gali būti iš tikrųjų labai realiai egzistuojanti. Pažiūrėkit, žmonės dėl įsitikinimų kariauja, ginčiasi ir taip toliau. O kokia jūsų nuomonė? Sėkmės ir iki malonių susitikimų.